Lietuvių kalba, lietuviška kultūra, papročiai ir tradicijos – tai pats brangiausias lietuvių tautos turtas, jungiantis kartas ir vienintis mus visus, pasklidusius po platųjį pasaulį. Prieš 50 metų, būdamas praktikoje 50 mylių nuo Čikagos, pastebėjau, kad negalėsiu įsijungti į lietuvišką veiklą, bet pagalvojau, kad būtų galima įsteigti fondą, kurio paramomis būtų remiama lietuviška veikla. Ypatingai tarp amerikiečių mačiau, kiek jie veikia fondai ir kiek jie daug gali padaryti. Ir tada kilo mintis ir parašiau straipsnį $1 fondas lietuviškiams reikalams ir jo parlamentas, kuris buvo patalpintas 1960 m. gruodžio mėnesio 8 d. drauge. Atsirado daug rėmėjų, bet buvo ir oponentų, kurie galvoja, kad yra fantazija ir neįmanomi tai įgyvendinti. Mūsų pagrindas buvo lietuvių bendruomenė. Lietuvių bendruomenė buvo didžiausia, patogiausia dirva gauti savo narius. Šiandieną fondas yra turbūt vienas iš ryškiausių ir gražiausių pavyzdžių. Tas, kas daugeliui buvo, atrodo, neįmanoma, jis egzistuoja, bujoja ir svarbiausiai turbūt vienas iš pagrindinių mūsų lietuvybės išlaikymo, mūsų lietuvybės išeivijoje, o tuo pačiu kartais ir tam tikrą prasme ir Lietuvoje įnašų puoselėjant mūsų kultūrą ir lietuvybę. Lietuvių fondas beveik 100 metų teikia stipendiją studentams, remia ateitininkų, skautų bei kitas išeivijos organizacijas, įvairius lietuvišką veiklą skatinančius projektus, lietuvišką žiniasklaidą, puoselėja meilę lietuviškai kultūrai ir lietuviškai knygai. Lietuvių fondas remia išeivijos lituanistinės mokyklas ir darželius, kur vaikai randa lietuvišką žodį ir kultūrą, artimai susiduria su lietuviškais papročiais, tėvynės istorija, susipažinę su protėvių žygdarbiais tampa turtingesniais ir gali didžiuotis savo lietuviškąją kilmę. Tautiškumo ugdymas tęsiasi ir vasarą Lietuvių fondo remiamuose Dainavos ir Neringos stovyklose. Lietuvių fondo parama pasiekė net ir Pietų Amerikoje gyvenantį lietuvišką jaunimą. Fondas remia ir Vokietijoje esančią lietuvišką Vasario 16-osios gimnaziją. Lietuvių fondas – tai narių organizacija, įvairaus amžiaus, įvairių kartų, nepailstamai vykdanti užsibrėžtą tikslą – puoselėti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas. Narių sukauptas kapitalas jau viršė 17 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Organizacijos lėšos yra profesionaliai investuojamos. Gautas palūkanas pelno skirstymo komitetas, kurį sudaro Lietuvių fondo bei Lietuvių bendruomenės deleguoti nariai, skiria įvairiems kultūriniams projektams ir organizacijoms, chorams, ansambliams, dainų ir šokių šventėms, JAV Lietuvių bendruomenės veiklai, Lietuvių kultūros centrams, aukštojo mokslo siekiančiam jaunimui, ateitininkų, skautų, sporto ir kitoms jaunimo organizacijoms, lituanistikos studijų katedrai ir lituanistikos tyrimų centrui, knygų ir švietimo medžiagos leidimui, lietuvių žiniasklaidai, lietuvių archyvui ir muziejams, švietimo programoms. Per 45 savo gyvavimo metus Lietuvių fondas šiems tikslams yra paskyręs per 14 milijonų 500 tūkstančių dolerių.
Tik turėdami stiprią finansinį jėgainę, mūsų lietuviška veikla, švietimas, mokslas, kultūra gyvos ir žydės amžinai. Mes kiekvienas turime įsijungti į Lietuvių fondo augimą, o mūsų aukus bus atstovaus, kai mes būsime jau amžinybėje. Norėčiau palinkėti Lietuvių fondui, kad jisai augtų, bet visai lietuvių bendruomeniai ir visai lietuviškai visuomeniai išeivijoje, kad nors išlaikytų tokį fondą, kokis yra. Jis nežus, jis visuomet bus taip, kaip melžiama karvutė, jis duos pieno, jis duos maisto, jis išlaikys lietuvybę, o Lietuvių fondas pats jau savaime augs, tik tai, kad ateitų mūsų daugiau jėgų iš jaunimo, ypač iš jaunųjų imigrantų dabar, kad šitą fondą sustiprintų. Jaunoji karta labai lengvai gali paskesti Amerikos visuomenėje, pamiršdama savo tėvų kultūrą, savo pačių prigimtį. Taip, kad mano nuoširdus linkėjimas būtų, kad fondas stiprėtų su kiekviena diena su naujaja emigracija. Darbas nėra baigtas, uždaviniai prieš akis dideli. Tad stiprinkime Lietuvių fondą savo įnašais ir palikimais. Stokime į Lietuvių fondą, užtikrindami, kad šis gyvybiškai svarbus lietuviškos paramos šaltinis niekada nesibaigtų ir vis didėtų. Skirkime Lietuvių fondui įnašus įvairių švenčių proga, prasmingai įamžindami savo artimuosius, svarbius įvykius ir šventes. Lietuvių fondas tarnauja visų mūsų bendram tikslui, mūsų lietuvių tautos ateičiai.